Ja, pas mus atvažiavo vytelė su kamera ir mes truputį kiek sugebėjom net tokius nesurežisuotus galbūt vaizdelius parodyti mūsų šiandieninio gyvenimo. Oi, ir įpikelia šitą. Viskas gerai. Viskas gerai. Kaip reikia. Saugiot mano aš. Sakė sudėti maišelius, supjaučiau, prisidėjau daug šiam krišalį. Aišku, skanu. Masriausiai byra. Jiem varvarė. Yra kelias stabdis, visur pasenęs ir tas senas ir stabdis paseno jau. Uždego šviesą, tai būna truputį šviesiau tada. Vienu žodžiu viskas pasenę, kadangi jau ir aš senas. Viskas derinas pagal amžių ir visi mano darbai staklis įranga. Ką dabar parodyti tau, nu ką parodyti? Nieko nesukūrė, viskas. Tai kaip nieko, pilna lentynų. Nurašyti tokie visi darbai. Reikia mamukui padaryti rūpintojėlį ant kapo. Tėčiui irgi reikėtų padaryti ant kapo. Įamžyti palikti. Prisiminimo daugiau, da ką aš. Važiuojam. Važiuojam toliau. Gyvenime upių krūvo. Papasakot galima tą, kad čia buvo žemė, buvo gyvulių. Vasarnamės gyvulių buvo. O kada davė man tą žemę, 300 hektarus, prasidėjo kažkokie tai darbai, nu ir va, tuos darbus einama pasižiūrėti. Bus už kokių 10-20 metų čia bus gražus toksai parkas. Bet tik tai nežinau, kas čia jau gražėsis, jau man galbūt netiek. Tau vaikam galbūt, kada atvažiuosiu pasižiūrėti. Buvo išplauta briaučiai žmonių. Dievai žinai, kas čia yra palaidota, bet kad čia yra kapas, tai čia aišku. Tai va, pastačiau aš tą kryžių, jis čia gavosi tokia, žinai, mano vaizdas visas neblogas. Mergelė net už galvos įpijama. Pergyvena, turbūt daugiau pergyvena pats aušra didelį pas mus. Keletas va, kokių rūpintojėlių nuščiuvo. Kad būtų linksmiau gandrai kėliau. Reiks antrą daryti. Porą padarysim ir gal prisiperėsiu ten daugiau tada.
priskaptavau visokiausių balvankių. Pauktinį žuvelį ir senė kusenė. Vaizdavau, nežinau, ar jie čia ar panašus. Irgi aš ateinu, tai pasižiūriu. Nuotraukėlės yra. Pasižiūriu jais. Šokio salė. Kai būna šurmuliukas, koks tai ateinam ir pašokam. Židinį užsikūrėm. Ir tai turėjau galvoj anūkę amžytę už pečiaus. Nežinau, ar jūs čia už galvų susijamasis kažkokius tai. Žinai, ką aš noriu padaryti, bitenė? Ką taip? Jokų kampelį, žinai, kad nuėjęs, kas nors nuėjęs, pradėtų juoktis. Jis išėjo pusius kokius, bet kad pas mane nesigauna, visi gaunasi. Gaunasi. Vat arklį nuneškit iš karto, jis juoksis pradės. Turbūt lietų taip nesunaikina gamtos, kai sausa. Vieną tai dėdį juokiasi, bet tai ką jisai. Reikia čia daug kažko taip prikurti. Bet kad ta sausa sugadina ir nuotaiką, ir jėgas atima vis. O kas ten toksai? Pašiūrėt. A, ten pirtis. Ten yra akmenų prikrauta, polietileną aptraukė, tik tai vaiskiau. Ten pasiparinį į upę iššokė. Po 3 žingsniai liepaitė žuliukė. Pedugiai ir maumedžiai ir įvairių tokių nori. Ui, tai karšta. O čia biškai jau normaliau. Vanduo pavasarį vaidavau per tą pievą. Ant kiek buvo pakilęs upelis, o dabar visas jau. Gaila. Ir yra gyvybės akmenės, tik tai nežinau aš, kuris mano po nežinau. Tai dabar renku, gal pataikysi ant to akmens, kur mano, tada pasikabinsi ant kaklo. Tai jeigu būtų čia jaunas, tai aš dar tos 3 hektarus irgi apdėšiu akmeninės. Ką tu nori per jamvėt? Akmenis? Akmenis ir taip amžinėjau. Bet jūsų mintis neamžinėjau. Nuo vaikystės šitą kvietimą turit daryti su visokius? Tikriausia nuo vaikystės, kaip kaime buvo toksai ir klumpės ar šaukštas darydavo, tai kaime rekordą jiems daug gražiausiai padarydavo.